Sveiki. Šiandien pas mus Toyota Hybrid. Vairas, kai matote, dešiniai pusėje ir numerio priekinio nenuimdinėjom, nes kadangi ten nėra ką poliruoti ar kažką tai daryti. Tai reiškia, kad jisai ne dėl to, kad nenuimdinėjom numerio, o dėl to, kad jisai iš Anglijos. Štai, kad dešiniai pusėje. Žmogus jau mūsų Anglijoje, nuo Anglijos, kai mes dar dirbam Anglijoje, sekė ir vis sakydavo iš Velšo sunku, nesunku, o toli važiuoti iki jūsų, tai sako, į Lietuvoje, kada esi dabar jau man lengviau. Taip, aišku, be abejo, skirtumas Anglija ir Lietuva visai čia pat, čia ranka paduot. Ne, iš tikrųjų, kaip ir visi tautiečiai, šita šeima grįžo namo ir mes jau buvom susitarę iš anksto, jie atvažiavo pas mus pasidengti, prasipoliruoti automobilį ir pasidengti nano keramikinę dangą. Šitam automobiliui buvo atliktas, sakykime, kaip pavadinsim, 2 žingsnių poliravimas, ne 2 žingsnių poliravimas, bet gal pakalbėkim, kas buvo jam panaudota. Poliravim iš tikrųjų pradžiai tai mes nuėmėm tos gilesnius tokius įbrėžimus su Nasal Clear Up 305 ir kieto pjovimo padėliu. Ta prasme, po to mes perėjom į finišą. Tai poliravom su 505 ir finišo padėliu. Rezultate gavosi procentaliai, jeigu sakykime, imant 98-9 procentai pasišalino visų įbrėžimų. Kodėl mes sakom 98 procentai, ne? Todėl, kad jų liko gal vienas, gal kažkur tai. Praktiškai aš ką dariau, tai aš nemačiau, kad kur kažkas tai liktų, tai bet negaliu sakyti, kad 100% mes nuėmėm. Už tai ir sakau 98, sakykime 9. Jo, ką mes darėme po to toliau? Toliau, aišku, nusiėmėme lipnę juostą, nuėmėme šitą celofaną nuo priekinio lango, nusiriebalinome su Clean Nasal ir ką mes dabar darysime toliau. Dabar, kada mes susitarėm su žmogum, kad jam dengsime nano keramiką, tai dengsime iki 5 metų, NL272, 10H kietumo pieštuko testas, atliktas jai ir jinai yra 10H, kaip sako visi, ne? Ką jinai daro, nano keramika? Kas žino, kas nežino, tai suduoda UV apsaugą nuo įbrėžimų, nuo chemijos iki tam tikro pH, nuo paukščiukų, kakučių, lengviau nusivalo. Ir blizgesi, didelį blizgesi ir didelį hidrofobą. Jinai yra atsparesnė, daug automobilis atsparesnės įbrėžimam. Po to mes vėlgi dar plus duosime dovanų, padengsime priekinį ir visus langus, iš tikrųjų, tai absoliučiai visus langus, Nasal Glass Shield. Nasal Glass Shield mes dengsime priekinį langą 2 sluoksniais, todėl kad fizinis pasipriešimas, didelė apkrova. Ant priekinių langų tai padengus vieną sluoksnį, mes palaukėme valandą laiko ir padengėme priekinį stiklą antrų sluoksnių. Mūsų NL272 dengiasi tik tai vienu sluoksniu, kadangi jinai yra 2 viename, dengiasi vienu sluoksniu. Dengiasi labai lengvai ir tą mes parodysim ir, kas nežinojo, parodysim dar naują metodą, kaip iš tikrųjų taisyklingai nuvalyti. Keramikos patį pirmą kartą tai prisotinu aš iš tikrųjų daug, galite pažiūrėti. Atrodytų tai blemba, kiek čia tada išeina ant to automobilio keramikos. Ne, čia tik tai patį pirmą, nes skudriukas yra, aplikatorius yra sausas. Ir tada atrodo, kad daug išeina, po to tik tai dapilam ir viskas tvarkoja. Kodėl man sunkiausia dengti baltą automobilį ir truputį išeiga didesnė pačios keramikos? Todėl, kad nieko nesimato. Nieko nesimato ir tu nematai praktiškai, kur dengi. Aišku, matai, bet nematai. Va, tai va. Ir kada jau padengiam šitą keramiką, ne? Aš tai visą laiką laikau, buteliuką uždengęs. Jeigu jau taip užsidengiu taip, jeigu jau reikia ten kažką tai dar padaryti ir va. Kada palaukus iki 30 sekundžių,
pažiūrim, jau jinai pradeda tenais jau kristalizuotis, ten jau reakcija vyksta su laku. Kodėl jos negalima pertraukdinėti tos reakcijos, kada reaguoja keramika, keičiasi molekuliam su laku, todėl kad po to jinai trumpiau iš tikrųjų laiko. Kada aš, kaip jūs matėte, padengiau, sakykime, vertikaliai, tada su šluoste, pirma šluoste, aš nuimdinėjau va tai valą, ta prasme skersai, bet uždedu ir aš net nespaudžiu, visiškai nespaudžiu, švelniai pravalau, jinai dar pasidalina, ta prasme, išsiskirsto, sakykime, gal taip. Ir jau tada antrą šluostę, aš pradedu šluostyti visą laiką nuo toliausios pusės. Man taip gal patogiausia, o po to, kada tą pusę dengiu keramiką, tai nuo tos, kur jos susijungia ir nelieka jokių plėmų sujungimo, nieko. Klausimas būtų toksai, o tai jeigu sakai, kad negalima dengti jos dviem sluoksniais keramikos, tai kaip yra ant tų vietų, kur jos susijungia keramika ant keramikos, vis tiek ten koks apie centimetras užeina, nieko baisaus, nieko blogo, tas neefektina nieko, viskas veikia gerai, keramika turi savo hidrofobą ir visas kitas savybės. Štai taip. Lengva, paprasta, genialu. Aišku, visą laiką persitikrinam, pasižiūrim, kad nebūtų palikta kažkur tai ant kaimyninės, ant kitos panelės, kad viskas būtų gražiai, nes jeigu paliksite, iš tikrųjų, tai jau tada turėsite poliruoti. Nuvalyti neįmanoma jokiais būdais, nei skuduriukais kitais, nei kaip anksčiau dar galima būdavo pavalyti distiliuotų vandenį užpultus ant skuduriuko, ant šluostės, be šansų dabar viskas. Nes jinai yra 10H kietumo, kai 9H buvo kietumo, tada dar galima buvo, jeigu kažkur truputį liko, galima ant distiliuoto vandens papilt, papuršti ant šluostės ir pavalyti. Dabar viskas. Tik tai poliravimo būdu mes pašalintume jos likučius, kurių nenuvalėme. Kaip matėte, viskas labai paprasta, o kas paprasta mes žinom, tai yra genialu. Likite su mumis. Nasiu.